Sveiki visi. Žodžiu, parodysiam tokį darbėlį, kaip darom dvi toks vėingolis. Labai paprasta. Padaroma slovytis. Iš jaudalksnių. Nu va, perrinkau visą štabelį. Pjausiau, matausiau, šuninis lens darysiau lovą. 2,5 m. Paskiau dar perpjaus ant 2 metrų. Šuninis lens būdavo, ką padarydavo iš gatavos lentos, išpjaudavo 18 cm monterek. O dabar žiūr, kad man lens toks šepsau tik tas, arba šakas veinas, arba skilus kažkur per vidurį išpuvus. Reklijuoti. Ne, nu teis man talentų, žodžiu. Jau teis jaunas man kumst. Paskiau pabandys vis nuteisti. Nes ką parsiveža medintinį bazės ausą, patalpą sano. Pas mus šį drėgmės žiūrų 60%, 62%. Tai nus pridžiovyklo laiką. Lensų kruojus. Ir kapį džiovyklus ištraukts ir gaudiklys. Oba, vos neužmušau. Ir anam nepritrauk drėgmės išdžiovins. Ir ten žiaurė perdžiovintas įranas, nes to drėgmė rodo, kad čia parsivežam 4%, 3% kartais švisnik nerodo, tas drėgnomatis. Ir pas mus pabūn savaitę dvi. Ir pasidar 12% ir 10%. Da bišķi dasipjūviau, nes neužtek man čia, trūk porą lentalių. Turbūt 5 lens pasimėjau toks pats. Ir gavos tik iš 6,5 lentos, dar čia vien pagaidą radau. Gavos 4 lens man, po 18 cm. Jeigu tu klėjų neskūstų, paskiau ronk pavargs pausti, antrą pasikeis. Ne vien tėtai. Užmetau ant viršaus pausto. Dudėsiau. Vis gerai. Jei turi užkišk kažko, užsikišk. Nežinau, čia pažiūrės, ką atrodo iš galo. Žiūr, kad nelaba gražia kažkodė. Bet gal nusipjavus. Kodėl taip man atrodo čia. Dėl nik nepakeis. Kleis užtepiau. Iš čia bandys klejuoti kojus. Iš tų lentų penketok nevėjai, net ir taip nereikėtų klejuoti. Kokybė tų lentų tai čia įspūdinga. Tai vienu, tai kitu pui šak. Supuvus, da kažkas. Žodžiu, bandys išspausti, kas čia gavosi man iš ant. Bet nelaba tik, kad aš mokėsiu iš tokių lentų kažko padaryti. Žodžiu, jeigu viską gerą pamačiau, tai šaks. Ir vien postengsiu suklijuotis. Paskiau jau darbe, jeigu bus matyti, kas čia kau reikės remontuoti. O, nepadėlė.
Lygu ves čia ten šoks. Geriau, ko nereaktorių montau. Nebus perkeisti, ne? Bus. Tu X-runkės uždėdi link spaustavo. Eikis mėginai kon, prisiabliavom lentų. Jaunam po 2 metrus. Nu ir tūkstas lentelį sugebėjo išspausti. Iš tų šakuotų lentų. Geros pusis čia žodžiu. Tik ta šaka vis tik da palieka. Ir čia tik šakėlį. Nu da biškį frezausis. Gal nusifrezaus. Nežinau, greičiausiai reikės špakliuoti to dėti virš. Čia paskiau žodžiu. Dirbsiu, matys, kas gausi. Nu čia nežinau, gera, bloga. Sumislėjau tokį būdus remontuoti. Buvo tik šaką išpovusi. Gal vaiką blogiau nepadarys, negu buvo. Prikėba jau neapdaud. Bandyti paspaust. Kaip iš kitą pusę ir turėtų būti. Jo, aš normaliai. Galvoj parodys, kaip čia atrodo man tos lentas. Ir prišpakliavau, ir prikorkavau, čia blogoj pos. Iš geros pos, biš geriau atrodo. Bet vis tai kai kur reikia pašpakliauti. Na, čia tą paliktų šakėlį, bet kažkoks beicas bus biški. Užsidažys tas spalva, tik susilygins. Kolega ten kaladuką žaida, kėdis dirba. Geležė tokiai. Suksim. Na, šitie 4,5 volts. Lent panašiai 26,7 mm. Leidai vis laik darau 10 cm. Jeigu nėra pasakyti kitaip. Ne taip, tu būdė. Taip greičiausiai. Prisitaikom, sakau. Da galvoj parodys apie patamsą vandenį. Kad visi išmušimą, tai įmušimą, kur dirbėm net iškelti paviršį. Išsėbliavau čia tų kojų tokių.
Kažko bandysiu išpjauti, čia gal trumpų kokį šias iš tokios. Ir iš tokio žiūrų trumpą. Iš čia greičiausiai 2 trumpas. Tos trumpas po 45 cm. Iš čia greičiausiai tos ilgos iš šias. Ilgos po 90. 99 tiksliau. Pagalvoju, vis apsimatau 20 cm nuo pačios. Gal geriau 18. Paskui te per vinkelį atsibrėžti per kampojį ir nupjauti tepą. Ir saugus jam tepą. Bišta kojai, tik neatrodys kaip mėtis. Dabar reikia atsimatuoti. Plius minus 32 cm nuo pačios. Visom kojom. Pradžia užteks viena, susižymės. Gal su tau patogiau bus. 32, ne? 58. Tada pradedam nuo viršaus į centimetrus. Pasidariau jau tiksliai ant skojų surink skojų gali, kol kojų galis džiūs. Pasidarysiu visko naugusiam kojom. Jaučku nepabėg čia mane. Ne. Oi, pasižymės nuo to paties. Tepam klej šonom į vietą. Gal patepliuoti. Tik baisiai netrikštom. Čia labai didelis skirtum nėra, nes čia abiejais pusigers. Greičiausia. Pasižiūrėti. Na jo. Ну и все. Reikala tokį spaustų ant viršaus. Kažkiek daug spausti nereikia, kad iškart nenukris. Žodžiu, dabar prisidirbau dar tokių detalių. Čia dabar rinksiu tokias. Čia 12,70.
Ir aišku, laikrę susižymėti geros tas pats ir čia. Biškai kažkaip ne per vidurtį. Kažko priek pasimatau, galvoj prieš renku. Ne, bet gerai. Jo. Rinksime tai jo. Nu va. Ir toj klovelėje man po biškiuk formuojas. Jau ryškia per daug. Kita pusė geležių tokį. Ton pusė irgi išpakliavau. O ta pusė kaip ir normaliai atrodo. Čia tai kažkoks žiūrų broks ir bėda pašlifuolas aš anon. Įdaužimus apipūsiu su vandenuku, iškils. Lovyt susirenk labai paprasta.
Ir vse, toks statinys gavos mums. Parsivežiau tokių lentėlių čia. Nu, greičiausia pakalimam skirts yra glinis. Vien lentelė 6 su kapeikom eurą. 5 štuks parsivežiau, turėtų išėti. 2 lūvom grotelis. Nu, jeigu neišės, nežinau, dar parsiveš čia pat važiuoti visišką porą 100 metrų. Žodžiu, gavos kaip gavos, kai po 6 metrus pasirodė 4,80. Škap apsišujau, tep ant staigė sugalvojus. Bet on nusiplatėjęs 12 cm. Negu aš neslėjau. Tai gal ir turėtų užtekti. Galvoju, kad 10 cm tie. Kiek čia belik, matau ilgą, reikia pasimatau. Pjaunam, žiūram. Matram, kapant svadėm. Daužim žiūrės dabar, kiek mano nureknis. Pirms eiktų ekstended, nežinau. Dviejų da gal kokių. Paskutinį šakiais. Apdailinam dar viskon. Nušveitam špaklius įdaužimus ir tai jau šausiam vakauti, beicauti. Su mašininiu špakliu buvo užtepliuojęs, bet čia ir ta blogoji posė, kur stovės prie seinas. Geroji posė iš tos posė. Dar ten toliau dar jam kėdės prie to paties, bet jau nebefilmavau, kur kolega ten šveit. Nes visai neseniai buvo daryti tos kėdės lygiai toks pat. Vieni prie veina, tik minkštas viršas, minkštas ten atkaltėm, atlošas. Tai žodžiu, esmė ta pati. Trinam, tai jau vakausiam dar sykį. Trin, čia nežinau, kažkokį kimpinėlį radau, prisipirks vis maišėlį. Niekoks grūts senai ir kiaurą neprasitrin gerai. Na ir ko, surinkau tą lovelę, galvoj nufilmuos, parodys, kaip atrodo, nudažyta, nubeicauta, kokią spalvą gavos. Ir tuo pačiu galvoj atsisveikinti su jumis. Iki kito sykio, prenumeruokit kanalą, gal kažko įdomaus dar parodys.